Tėti, aš noriu eiti į Rūtos vakarėlį. Daugumai tėvų kelia nerimą tai, kad kai kada teks susidoroti su atžalų pirmaisiais bandymais vartoti alkoholį ir alkoholio vartojimo epizodais. Dažniausiai paaugliai pirmą kartą pavartoja alkoholio per vakarėlius, nors ir manote, kad supažindindami paauglį su alkoholiu pamokysite jį atsakingumo. Tyrimai rodo, kad kuo anksčiau paauglys paragaus alkoholio, tuo labiau tikėtina, kad jis gers vėlyvoje paauglystėje ir suaugęs. Atidėliojant jų pažintį su alkoholiu, atitolinsite didesnės rizikas. Tėti, Rūtos vakarėlis. Ar galiu eiti? Kur jis vyks? Rūtos namie. Ten bus alkoholio. Nežinau. Ar esi įsitikinusi? Gerai, išklausyk mane. Ten bus šiek tiek gėrimo, bet aš daug negersiu ir vyksiu su krūva draugų. Klausyk, Lina. Tai gali nuskambėti nesąžininga, bet nesu tikras, kad turėtum ten vykti. Ką? Mes Kodėl ne? Apie tai šnekėjomės. Tau tik 15 metų, tu per jauna gerti. Bet aš pasirodysiu kaip tikra atsiliklė. Ten bus visi, kodėl negaliu aš? Bet mes jau apie tai šnekėjomės. Rizikų geriant alkoholį tavo metų yra labai daug. Kokių dar rizikų? Aš išgersiu labai nedaug. Lina, man nepatinka būti blogiuku. Bet mūsų šeimos taisyklės. Bet aš jau pranešiau, kad atvyksiu. Prašau, tėte. Atsiprašau, mieloji. Bet tau dar neleidžiama vartoti alkoholį. Nekenčiu tavo taisyklių. Nesakyk. Tu mane verti pačiu nepopuliariausiu žmogumi. Žinau, kodėl tu taip jautiesi. Pašnekėsim apie tai, kai būsim abu nusiraminę. Tai taip nesąžininga. Ar galiu užeiti? Tikriausiai. Žinau, kad tai atrodo nesąžininga. Nes taip ir yra. Žinau ir man sunku, aš tik noriu tave apsaugoti. Nepanašu. Vakarėlyje vartoti alkoholį gali pasirodyti nepavojinga. Bet tai turi savų Rizikų? Kokių dar rizikų? Alkoholis gali paveikti tavo mąstymą ir tu gali priimti netinkamus sprendimus. Taip pat nerimauji dėl kitų išgėrusių vaikų. Aš pati galiu priimti sprendimus. Bet mes nusprendėm, kad tu dar per jauna. Jaudinasi dėl tavo sveikatos ir kad gali susižaloti. Dauguma mano draugų tai daro ir yra sveiki. Bet aš neatsakingas už juos. Aš esu atsakingas už tave. Ir mes priėmėme tokį sprendimą, nes aš tave myliu. Nepamiršk to. Gerai, einu daryti vakarienės. Atminkite, jūsų tikslas atidėti pažintį su alkoholiu. Tai gali būti sunku. Pagalvokite, ką jūs sakytumėte tokioje situacijoje. Kaip jūs sumažintumėte įtampą ir paaiškintumėte vaikui savo rūpestį dėl jo. Kas vakarieniai?